Jonas Biliūnas. Kliudžiau. Tad buvo nedidelė balta katytė. Jos menkas, sulėsėjęs kūnelis visas drebėjo nuo šalčio ir baimės. Jos plaukai, lietaus sušlapinti ir purvais apskretę, visi kabėjo sustyrę ir pasišiaušę. Radau aš ją lauke, patvoryje pritūpusią, susirietusią, nelaimingą. Mane pamačius ji taip gailestingų balsų sumiaukė ir pažiūrėjo akimis, kuriuose švietė ir baimė, ir viltis. Ji buvo dar visai jaunutė, bet tokia sudžiuvusi. Gal ją atėmė nuo jos motinos žmonės. Gal jie norėjo pirmą ją įdėti maišiukan ir nunešus intupę įmesti vandenin, bet paskui atnešė laukan, pametė patvorin, kad ji neberastų namų ir nudvėstų badu. Pas žmonės jau nebebuvo jai vietos. Gal jau nebe pirmą dieną čia išalkusi ir sušalusi tupi. Bet kas man darbo, juk ji niekam nereikalinga. Ir aš apsidžiaugiau, kaip apsidžiaugė pamatęs kiškį Medėjas, o aš juk buvau jų apsitaisęs. Ant pečių turėjau persidėjęs lanką, rankoje nešiausi strielas. Maniau esąs tikrų Amerikos tyrlaukių gyventojų, Kuperio aprašytų. Nors buvau tik antros klesos mokinys, vienok jaučiausi milžinu esąs, kuris rodės ir vilkų būrį susitikęs neišsigastų. O čia buvo tik maža, sudžiuvusi katytė. Atmatavęs 10 žingsnių, atsistojau. Nusėmiau nuo pečių lanką, įtempiau strielą ir pradėjau taikinti. Liūdnomis akimis žiūrėjo į mane nelaimingas gyvūnėlis, tarsi klausdamas, ką aš darau. Ir laukė. Striela sudzvimbė ore ir pamačiau, kaip katytė staiga pervirto kūlio. Skaudžiai sumiaukė ir pradėjo stirenti kojytėmis. Kliudžiau. Kaip po tikras Medėjas, prilėkiau artyn, bet ūmai pajutau širdyje šaltį ir apsistojau nustebęs. Katytės veidas buvo pervertas neapsakomu skausmu, akys primerktos. Ji iš visos, dar likusios galios, pasistengė atsistoti ant pirmutinių kojų ir pradėjo šliaužti, vilkdama žeme savo kūnelį. Kartu vilkosi įlindusi jos krūtinėn striela, o iš žaizdos, dideliais jos lašais, lašėjo ant smėlio sukrekėjęs kraujas. Nusiminęs, nebežinodamas ką daryti, atžagarę ranką numečiau lanką ir strielas ir neatsigręždamas parlėkiau namo. Širdyje jaučiau skausmą ir sunkumą, tarsi didelė našta slėgė krūtinę. Tik ant 3 dienos drįsau išeiti laukan. Katytė gulėjo aukštielninkė, nebegyva. Čia pat prie jos buvo numesti lankas ir strielos. Nutvėręs nuo žemės, lanką ir strielas sulaužiau šupulius ir toli išmėčiau po lauką. Tik nedrįsau išimti strielos, kuri buvo įsisiurbusi katytės krūtinėn ir dabar stypsojo atsikišusi. Tai buvo vienatinis mano gyvenime šovinys, bet laimingas. Aš jį ir lygi šioliai dar tebenešioju savo krūtinėje.